Esu Elmantas Mickevičius, fondo Jonaviečiai padeda savanoris ir vienas iš iniciatorių. Pats fondas susikūrė 22 metais, vasario 25-6 dienomis, čia iškart po tų karo veiksmų, negalima sakyti, kad naujų veiksmų, bet kurie jau dar sustiprėjo Ukrainoje, Rusijos agresija. Ir viena iš jų veiklų buvo sukurti pagalbos tiekimo tokius mechanizmus į Ukrainą. Aš pats nuvykau jau antrą karo savaitę, buvau Ukrainai kovo pačioj pradžioje ir pamačiau, kad trūksta tokio sprendimo kaip mobilios energetikos. Galvojau, kad galbūt mano pačio toks darbas yra susijęs su saulės energijos sprendimais. Ir aš kaip tik turėjom kontaktų, buvom bendravę su Soliteko įmonė, pasiskambinau Soliteko atstovams ir paklausiau, galbūt jūs turite nelikvidų, ką galėtume mes panaudoti konstruojant, gaminant nešiojamus mobilius pačius tokius paprasčiausius energijos modulius. Blokpostam, kareivių daliniam kažkokiam dinamiškai judantiems, kur tose zonose, kur iš vis nėra jokio energijos aprūpinimo. Taip gavosi labai geras kontaktas, mes sulaukėm iš jūsų pagalbos pirmos jau saulės modulės, aš bijau pasakyti, tai buvo pradžiai apie 100 vienetų, iš kurių mes greitai ten per savaitę sugeneravom, pagaminom ir išvežėm pirmą partiją 20 modulių, gal jau komplektų energijos į Ukrainą ir taip gimė pats projektas, įsivystė Saulės jėga Ukrainai. Tai mūsų projekto pagrindu yra galimybė įrengti saulės jėgaines ten, kur nėra elektros tiekimo arba jisai yra nutrūkęs. Būtent šios saulės jėgainės pasižymi tuo didesniu atsparumu mechaniniams smūgiams, tai yra mūsų modulių pagrindu, kur technologija yra stiklas. Tiesiog šie moduliai atlaiko tuos smūgio bangas ir nenutrūksta elektros tiekimas. Tas dalykas tikrai yra svarbus, būtent arti fronto esančiose teritorijose ir dėl to kariuomenės brigados gali pasikrauti savo elektros įrenginius ir civiliai žmonės ten, kur tos elektros neturi. Mūsų teikiama parama sudaro 300 kW suminės galios saulės moduliai, kurių suminė vertė sudaro 100 000 eurų. Ir labai džiaugiamės, kad tas darbai ne tik tai, kad nesustoja, bet jie ir auga ir plečiasi. Ir tas bendradarbiavimas, būtent, kad ir su Soliteko įmonė vėl taip visai netikėtai susiskambinom, susirašom ir yra poreikis. Ir jūsų vadovas kaip tik pasidalino, kad turim sandėlio likutį, kurio galim pasidalinti, kaip tik gauname užklausimą iš Ukrainos kariuomenės, kad būtent to reikia ir didesnio kiekio reikia. Taip pat ir vyksta pats, kaip sakant, šito projekto geri darbai. Šie paramos projektai yra mums svarbus dėl to, kad jie remia kariaujančią Ukrainą ir duoda ir mums patirtį nemažą saulės jėgainių įrengimo mini srityje. Be to mūsų kolektyve yra ir darbuotojų iš Ukrainos ir mums svarbu būtent prisidėti prie tos visuotinės paramos, kurią Lietuva labai aktyviai rodo. Matome didelę perspektyvą ir toliau remsim Ukrainą savo projektais.